Sėdimojo nervo dirginimas ir į koją plintantis skausmas yra labai dažnas sutrikimas. Nervas gali būti dirginamas dėl stuburo išvaržos, kriaušinio raumens įtampos ar kitų struktūrų blogo paslankumo. Pagrindinės to priežastys yra ilgas sėdėjimas, raumenų disbalansas, bloga dubens pozicija. Dažnai skausmą sumažinti galima padidinus nervo ir aplinkinių struktūrų paslankumą. Norime pristatyti keletą sėdimojo nervo mobilizacijos technikų. Pastatykite vieną tiesią koją priešais save su viršun palenkta pėda. Išlaikykite tiesią tvirtą nugarą bei atlikite lėtą pasvirimą pirmin, kol pajusite švelnų tempimą užpakalinėje kojos dalyje. Išlaikant tempimą, atlikite ramius kojos rotacinius judesius į šoną, tai padidinant tempimą bei be skausmo mobilizuojant sėdimąjį nervą. Jei sunku išlaikyti poziciją, judesius galima atlikti ir atsirėmus rankomis. Svarbu išlaikyti juosmens linkį bei judesius atlikti per klubo sąnarį. Atlikite nuo 10 iki 15 lėtų judesių. Profesionalių kineziterapeutų paruoštus pratimus rasite mūsų atnaujintoje Sveiko stuburo programoje.